A medianoche nos confundimos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón Mantén tu carro en movimiento con las recomendaciones de cuidado. Mejor compremos pintura para el cuarto de los niños. La playa es buena idea. Tiene el balón Skelton, es un pase a Linducetti, atrapa la 2 y se cuenta. Y abre el corazón, pero tú ríes. Y hay quien ríe por no llorar. No hay remedio que nos cure esta vida loca. Ak, klausyčiau ir klausyčiau. Ir kaip nesutikti su tais, kurie tvirtina, kad ispanų kalba viena gražiausių pasaulyje. Trumpi ir skambūs žodžiai glosto ausį. Kupina jausmų ispanų kalba puikiai atspindi ir pietietiškai charakterį, kupina optimizmo ir meilės gyvenimui. Nuostabiausia, kad gyveni savo žmogus šiaurėje, bet žiūrėk pasimokai truputį, pradedi šnekėti ispaniškai ir tavo gyslomis karštesnis kraujas plūsteli. Ne kalba, o stebuklas. Atleiskite, užteks poezijos. Pamiršau prisistatyti. Mano vardas Jonas. Aš jūsų ispanų kalbos mokytojas. Padėsiu išmokti šią nuostabią kalbą. Ar bus sunku? Nemanau. Sunku bus išmokus pamiršti. Visgi šis bei tas ir nuo jūsų priklauso. Mano patarimas labai paprastas. Neįsitempkite ir mokykitės su malonumu. Atsipalaiduokite ir klausykitės. Galite klausytis gerdami kavą ar arbatą, vairuodami automobilį ar mindami dviratį, sportuodami prie upės ar salėje, patogiai įsitaisę namuose ar hamake po medžiu. Žodžiai patys atras vietą jūsų atmintyje. Esu įsitikinęs, mokytis kalbą su mumis bus labai smagu ir gera. Mūsų internetinėme puslapyje ispano24.lt rasite visą mokymuisi reikalingą medžiagą, audio pamokėles, užrašus, žodynėlį bei video, kuriame aiškiai matysite mokomusius žodžius, frazes ir sakinius. Kaip minėjau, mano vardas Jonas. Bet nuo šiol ispaniškose pokalbiuose būsiu ne kas kitas, o Juan. Padėsiu jums perprasti ispanų kalbos gramatiką ir tarimą, bet tai darysiu ne vienas. Šalia manęs Marija. Labas, Marija. Hola, Juan. Marija, tu pati tikriausia ispanė, tiesa? Sí, claro. Iš kur tu? Yo soy de Barcelona. Puiku, Marija. Labai džiaugiuosi, kad turėsime tokią pagalbininkę. Nebejoju, su tavo pagalba išmoksime puikaus ispaniško tarimo. Eso espero. Aš taip pat tikiuosi. Prieš kimbant į studijas keletas įdomybių apie kalbą, kurios netrukus imsimės. Truputis istorijos, truputis geografijos ir šiek tiek statistikos. Pirmiausia, reikėtų atsakyti klausimą, o kaipgi ši kalba vadinasi? Espanjol? O gal castellano? Viena kalba, du pavadinimai ir abu teisingi. Tik vartoti jos reikia tinkamai. Paaiškinsiu plačiau. Prieš 2000 metų dabartinė Ispanijos teritorija tapo Romos imperijos dalimi. Valstybinė kalba tapo lotynų. Bėgant amžiams ryšiai su Roma silpnėjo. Lotynų kalba pradėjo gauti vietinių atspalvių. Dar labiau jį pasikeitė, kai 5 amžiuje Pirėnų pusiasalis buvo užkariautas barbarų. Šie perėmė lotynų kalbą. Jau gerokai pakitusią, jie ją dar labiau modifikavo, pridedami nemažai naujų žodžių ir savo tarmių. Lotynų kalba Pirėnų pusiasalyje pasikeitė taip neatpažįstamai, kad 8 amžiuje čia gyvenę žmonės jau kalbėjo keliomis skirtingomis naujakalbėmis. Šiaurėje Kastilijos karalystėje užgimusi atskira kalba gavo kastilų kalbos pavadinimą. Viduramžiais ši karalystė plėtėsi į pietus, suvienydama didžiules teritorijas, išstumdama maurus ir primesdama savo kalbą beveik visam pusiasaliui. Prieš 500 metų, gimus Ispanijos karalystei, jos valstybinė kalba būtent ir tapo kastilų. Karalystės pakraščiuose išliko vietinės katalonų, galicų ir baskų kalbos, taip pat portugalų. Didžiųjų atradimų epochoje kastilų kalba pasiekė Lotynų Ameriką ir Filipinus. Šiandien daugelio vadinama ispanų, kastilų kalba yra gimtoji kalba daugiau nei 400 milijonų žmonių visame pasaulyje. Po mandarinų,
Tai antroji kalba pasaulyje pagal žmonių skaičių, kuriems ji gimtoji. Taip pat po anglų tai antroji populiariausia užsienio kalba, kurios mokosi įvairių šalių pasaulio gyventojai. Didžiausia ispaniškai kalbanti šalis šiuo metu yra Meksika. Daugiau nei 110 milijonų žmonių. Antroje vietoje Jungtinės Amerikos valstijos – apie 50 milijonų. Kai kas juokauja, kad jei tendencijos nesikeis, dėka imigracijos ir didelio gimstamumo išeivių iš Lotynų Amerikos bendruomenėse, 2050-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos taps didžiausia ispanakalbė šalimi, kurios didžiosios dalies gyventojų gimtoji kalba bus nebe anglų, o ispanų. Grįžtame į Ispaniją, kur viskas prasidėjo. Šiuo metu valstybinės kalbos čia net 5 – katalonų, baskų, galicų, valencijiečių ir kastilų. 5 kalbos ir visos jos ispanų. Visgi kastilų kalba dominuoja šalyje be jokios konkurencijos. Jie kalbėti moka visi be išimties Ispanijos gyventojai, o gimtoji ji yra 9 iš 10 ispanų. Dėl politinio korektiškumo terminas español nėra vartojamas Balearų salose, Katalonijos ir Baskų provincijose. Ten nuvykę sakome, kad mes kalbame castellano. Likusioje Ispanijoje sakykime español. Nuvykus į Lotynų Ameriką priklausomai nuo šalies kalbėsime tiek español, tiek castellano kalbomis. Apibendrinant ispanakalbių šalių tarpe teikiama pirmenybė vadinti šią kalbą kastilų. Šalise nekalbančiose ispaniškai prigijęs terminas ispanų kalba. Mes irgi vartosime pastarąjį pavadinimą. Užteks istorijų. Žinau, nekantraujate pradėti. Šiandien siūlau išmokti, kaip gražiai ispaniškai pasisveikinti ir prisistatyti, kaip paklausti kito žmogaus vardo ir savąjį pasakyti. Taip pat susipažinti su abėcėlės raidėmis ir keliais fonetiniais garsais. Taigi dėmesio, pradedam. Mūsų pirmąjį žodį ispaniškai neseniai girdėjote. Hola. Žodis hola vartojamas, kai norite pasakyti labas. Garsą L tarkite minkštai. Hola. Kaip vaikai sako lala. Marija? Hola. Hola. Puiku. Jei lietuviškai mes sakome labas tik savo draugams ir pažįstamiems, o visiems kitiems skiriamas formalusis laba diena, ispaniškasis hola yra kur kas universalesnis. Gatvėje susidūrėte su savo geru amigo, sakote hola. Lifte sutikote garbaus amžiaus senior, tinka tas pats hola. Ispanų kalba įdomi tuo, kad formalus kreipinys į vyresnius, nepažįstamus ar tiesiog ypač gerbiamus žmonės nors ir tebe egzistuoja, bet yra ypač retai sutinkamas ir pamažu baigia išnykti. Distancijos tarp mažai pažįstamų žmonių irgi nėra. Kita populiari pasisveikinimo frazė formalesnė. Buenos días. Laba diena. Buenos días, María. Buenos días, Juan. Ispanų kalboje neegzistuoja pasisveikinimas labas rytas. Vos pramerkę akis jie sako buenos días. Laba diena. Logika labai paprasta. Sutiktam žmogui linkime, kad diena, kuri dar tik ruošiasi ateiti, būtų gera. Tokie palinkėjimai galioja iki pietų. Po pagrindinio dienos valgio buenos días keisime į buenas tardes. Labas vakaras. Paklausite, koks čia vakaras, jei dar tik 3 valanda dienos. Logika ta pati. Sutiktajam linkime gero besiartinančiojo vakaro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Juan. Saulei nusileidus ispanai sveikinasi buenas noches, labos nakties. Tai ir pasisveikinimas susitikus, ir atsisveikinimas palinkint saldžių sapnų. Buenas noches. Buenas noches. Taigi, priklausomai nuo dienos metų ir situacijos, pasisveikinę hola, buenos días, buenas tardes ar buenas noches, toliau teiraujamės, kaip žmogus laikosi, kaip jam sekasi. Klausiame, ¿qué tal? Kaip sekasi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Atsakome, labai gerai, ačiū. Tai skamba štai taip. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Galime paklausti ir kitaip. ¿Cómo estás? Kaip tu? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, María? Bien, gracias. Paskutinį žodelį dauguma lietuvaičių turbūt jau ir be pamokos pažįsta. Vienas svarbiausių žodžių kiekvienoje kalboje yra ačiū. Gracias ispaniškai. Norėdami gražiai ir taisyklingai ištarti, dabar turėsime truputį pašvepluoti. Marija, kaip jūs tai darote? Gracias. Gracias. Ką tik susidūrėme su viena iš nedaugelio ispanų abėcėlės raidelių, kurios mums gali sukelti šiokių tokių bėdų ateityje. Tai nenaudėlė C. Žodyje gracias ji yra tariama kaip lietuviškoji S švepluojant. Raidė C dar ne kartą bandys sugrįžti ir pasunkinti mums gyvenimą, bet aš jums pažadu, jau artimiausių metų mes rimtai imsimės šito reikalo ir įveiksime visus sunkumus. O dabar dar kartą pasisveikinkime ir paklauskime, kaip sekasi mūsų kolegijai. Beje, ispanai kartais sveikindamėsi taip džiaugiasi, kad gali pavartoti ir kelis skirtingus žodžius tam išreikšti. Pabandome ir mes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. O dabar aš pasakysiu lietuviškai, jūs savo pakartokite ispaniškai ir po nedidelės pauzės su Marija galėsite pasitikrinti. Labas vakaras. Hola, buenas tardes. Labas. Hola. Kaip sekasi? Kaip tu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ačiū, gerai. Bien, gracias. Muy reiškia labai. Muy bien, gracias. Mes mandagus, todėl toliau kalbant paklausėme, o kaipgi laikosi mūsų pašnekovas. Paklausti galime labai paprastai. O kaip tu? Ispaniškai tai skambės ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Teisingai. Dabar dar kartą pakartokime visą pokalbį. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estupendo. Estupendo reiškia labai gerai, nuostabiai. Estupendo. Estupendo. Ispanai garsėja kaip nepataisomi optimistai, bet ir didžiausio optimisto gyvenime visokių gydienų pasitaiko. Ir kas jei ne visą laiką galėsime atsakyti muy bien ar estupendo? Jei ne viskas taip, kaip norėtųsi, į klausimą ¿qué tal? Atsakome más o menos. Suprask, daugiau ar mažiau. Jei blogai reikalai einasi, tai mal. Na, o jei jau visai nesiseka kurią dieną, tai tada jau fatal. ¿Qué tal? Más o menos. ¿Y tú? Yo mal. ¿Mal? Muy mal. Fatal. Taigi, pasisveikinti ir paklausti, kaip sekasi, kaip laikosi mūsų pašnekovas, jau galėsime. Atsisveikinimo frazę išmoksime pamokos pabaigoje. O dabar ženkime toliau ir susipažinkime su keliomis ispanų kalbos abėcėlės raidėmis. Ispanų kalbos abėcėlė turi 27 raides. Priešingai nei anglų ar kai kurios kitos kalbos, ispanų kalba mūsų neišgąsdins savo fonetikos sudėtingumu. Tai yra tik kelios raidės savo fonetika gerokai besiskiriančios nuo mums įprastų garsų. Marija mūsų supažindins su raidžių pavadinimais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kaip girdėjote, raidžių keistuolių tik viena kita. Kelios pamokos ir jokių paslapčių neliks. Šiandien nepervarkime, jau ir taip nemažai padirbėjome. Išmokime porą raidžių. Raidę H ispanų kalboje vadiname AC. Ši raidė ypatinga tuo, kad niekada netariama. Dažniausiai ji yra žodžio pradžioje, pavyzdžiui, el hermano, brolis, el huevo, kiaušinis, Olanda, Olandija. Nesigirdi nieko, tiesa? Patys ispanai ją vadina raide nebyle. Sakysite, kam jiems reikalinga raidė, kurios niekada netaria, juk tai papildoma našta rašant. Ogi atvirkščiai, rašyboje ši raidė nebylė kaip tik labai svarbi. Jos buvimas ar nebuvimas mums padeda atskirti žodžius, kurie tariami vienodai, bet turi skirtingas reikšmes. Neturėdami raidės AC, kartais tikrai neišvengtume nesusipratimų. Štai mūsų ką tik išmoktas ola. Prasideda raida AC. Kitas ola. Tariamas lygiai taip pat, bet rašomas be AC. Jau turės visiškai skirtingą reikšmę. Banga. Kitos dvi raidės, kurių skirtumai irgi svarbus tik rašyboje, tai V ir B. Ispaniškai vadinamos UV ir B. Ispanų kalboje baigia išnykti bet koks fonetinis skirtumas tarp šių raidžių. Jos tariamos beveik identiškai. Tik labai įgudęs klausytojas gali išgirsti skirtumą. Statistinis ispanas nėra fonetikos specialistas, todėl ir skirtumo negirdi, o pats taria taip, kaip jam patogu. Marija, kaip tau šitos raidės? Iguales. Būtent, vienodos. Marija, kaip ir visi jos tautiečiai, šias raides taria vienodai. Todėl nereikėtų pykti, jei koks bičiulis ispanakalbis mūsų sostinės vardą vien tik girdėjęs, bet nematęs užrašyto, atsiųs jums kada atviruką su nurodytų adresu mieste Vilniuje. Arba Vilma užrašys Bilma. Ką daryti mums lietuviams besimokantiems ispanų kalbos? Ogi nieko, tarkime taip, kaip mokame. B kaip B, Barcelona, UV kaip V, Valencija. Ispanų karališkoji kalbos akademija mus tik pagirs, jau galiausiai taip šias raides tardavo ir ispanų kalbos patriarchas, Don Kichoto autorius Migelis Cervantesas. Puiku, fonetikos šiandienai užteks. Grįžkime prie nesenai išmoktų žodžių ir išmokime keletą naujų. Štai jau labinamės 10 minučių lyg seni draugai. O ką daryti sutikus žmogų pirmą kartą, kaip kad mes šiandien susitikome? Reikia mokėti prisistatyti pačiam ir paklausti, kuo vardu sutiktasis. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Me llamo María. Ką tik išmokome paklausti, kuo tu vardu ir pasakyti savo vardą. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. Dabar pasistengime pailginti dialogą ir sujungti visus mums jau žinomus žodžius. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo te llamas? me llamo María. ¿Y tú? Yo me llamo Juan. Encantada, Juan. Encantado, María. Žodis encantado mums kol kas nepažįstamas. Mokymosi procese labai svarbu, kad mūsų smegenys pačios automatiškai bandytų atpažinti žodžius ir suteiktų jiems prasmes. Stenkimės iš konteksto suprasti, ką norima pasakyti. Tokiu būdu ir pats mokymasis bus spartesnis ir efektyvesnis. Bet gerai, šį kartą padėsiu. Encantado reiškia sužavėtas. Mergina sakys encantada. Sužavėta. Sužavėtas? Gal sakysite kiek per stipru? Tikrai ne, tik ne ispanų kalboje. Žodis encantado dažnai vartojamas susipažįstant ir jokių būdų nereiškia flirto ar perdėtų emocijų. Tai tiesiog mandagumo išraiška.
Pakartokime lietuviškai susipažinimo žodžius. Kuo tu vardu? ¿Cómo te llamas? Mano vardas Marija, o tavo? Me llamo María. ¿Y tú? Mano vardas Jonas. Yo me llamo Juan. Labai malonu, Jonai. Encantada, Juan. Sužavėtas. Encantado. Aš suskaičiavau jau virš 20 išmoktų žodžių. Tik neišsigąskite, ispaniški žodžiai trumpi ir dėka balsių gausos labai skambus. Jie greitai įsimena ir sunkiai pasimiršta. O jei taip visgi nutinka, visada galite paleisti audio pamokėlę iš naujo. Kągi, belieka tik išmokti atsisveikinti. Išsiskirdami sakome adios. Adiós. Adiós. Ir tai reiškia sudiev. Į tokį atsisveikinimą draugui galima atsakyti hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego reiškia iki. Štai ir į pabaigą mūsų pamokėlė. Pabaigai pasikartokime viską, ką šiandien išmokome. Mūsų pirmasis dialogas ispaniškai. Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo te llamas? me llamo María. ¿Y tú? Yo me llamo Juan. Encantada, Juan. Encantado. ¿Qué tal, Juan? Yo bien, estupendo. ¿Y tú? Yo muy bien, gracias. Hasta luego, María. Hasta luego. Mėly mūsų besiklausantieji, laikas prabėgo greitai ir mes nekantriai lauksime mūsų kito susitikimo. Nesakome adios, sakome Hasta luego.